Na jau Dovilytė su savo ten tuo tokiu švarkučiu spalvos Kim Jong-jungo diktatorė atseit jau nusišnekėjo saugumo konferencijoje, tačiau tos nusišnekėjimus jai liepia šnekėti aukštesnė jos valdžia, ne mūsų. Mes Vokietijai nepriklausome, mes ten Penktajam Reichui nepriklausome nacistam visokiem, tai Dovilytė konferencijai pašnekėjo, kad jinai geriau jaučiasi, nors iš jos veido nesimato, kad jinai geriau jaustusi. Čia yra kažkokia tai gal 5 jau vėžio stadija, nes 3 jau sirgo. Žodžiu, pasirinktas šitą būtybės, kuriam paskutinioji ir kuriam dafenį yra. Tai jinai sako, mano valstybė, tai čia Landsbergių terminologija, nu ne jos čia valstybė yra. Jeigu čia niekieno, tai čia tada Gediminaičių yra valstybė, o ne jos. Jeigu niekieno jie traktuoja Eastern teritoriją. Mano valstybė, aš su sąjungininkais ir su partneriais, mes trenksime taip į Rusiją, kad maža nepasirodys ir dėl to aš jaučiuosi geriau. Tai į Rusiją trenkti, kad maža nepasirodys, galima tik su atominė bomba. Tai po tokių pasisakymų, jeigu rusai nelaiko jos neadekvačia, preziumuoja, kad jeigu sėdi ministro kėdėj, tai turbūt nėra visai neadekvati, jinai ką tik išsidavė, kad mes Lietuvoje turime atominį ginklą. Spalio 17 Jungtinių tautų organizacijos, tik nežinau kokiam organe, gal saugumo konferencijai pristatyta, kad Amerika nelegaliai į 5 Europos valstybės, kurios jai nepriklauso, labai gerai pasakė, kurios neįeina jos sudėti, įvežė atominį ginklą. Ir tai yra problema. Buvo kalbama, kad UK bazėje jisai yra. Tai jeigu yra, tai yra. O čia kalbama apie 5 valstybės, į kurias įvežė. Vaikšnoras jau seniai sakė, kad jisai kals į Maskvą ir jis įrankių tokią dėžę turi, kad kai kals ir Dovilytė šnekėdavo. Tai dabar klausimas, jeigu tu įveži slapta, kam tu viešai išsiduodi saugumo konferencijoje per šitą. Visų pirma, arba jinai beprotė, arba tie dar yra protingi durniai kažkokie tai. Atseit, aš nežinau, kas čia per derinys. Tai protinga durnė, va, pašnekėjo, kad mes turim atominę bombą. Nebūtinai gal Lietuvoje, bet gal kažkur tai, gal vandenyje. Tai dabar dar mūsų laikraščiuose nebuvo tokios naujienos, dabar jau bus prieš 4 ar 5 dienas naujiena, kad rusų povandeninis laivas, jisai įplaukė ties Danija pastebėtas. Tai ten labai siaura, nu tai jis po vandeniu plaukė tiesa. Jis pastebėtas ir sektas ir Švedija pasakė, mes nekariaujam, bet ir taikos nėra. Ir labai įdomus sakinys, kad baigtas 20 metų priešiškumas ir įstota į NATO. Kam priešiškumas NATO? Nesupratau aš. Jie, kai parašo tekstus, net nepatikrina, ką parašė. Priešiškumas kam? Tai nestojai į NATO, tai priešiškas buvai, tai atseit draugiškas Rusijai, tai priešiškas Europai. Tai va, tai Dovilytė, jinai trenks į Maskvą. Dabar aš jums apie Eastern Centrį pasakysiu. Jeigu jie nešmugeliuotų tų ginklų ir nebandytų įvežti brandolinių ginklų, nebūtų jokio Eastern Centrį. Dabar išsipildė Merkelės paaiškinimas. Merkelė paaiškino, kad labiausiai už karą buvo Baltic States ir Lenkija. Jeigu jūs pasižiūrėsite Eastern Centrį teritoriją, tai jiegi paskelbė, kad Lenkija ir Baltic States. Visos kitos neįeina. Vengrija su Slovakija, man atrodo, neįeina į Centrio akciją. Ir tas Global Hawkas Forte 10 dronas, super dronas, jisai skrenda, jis iš Sicilijos skrenda, jisai praskrenda tenais rytinių flangų, bet jis ypatingai skraido Lenkijoje. Į Lietuvą nebeužsuka kažkodėl tai ir Lenkijoje skraido palei Baltarusijos sieną ir palei Ukrainos. Tai, na, tokie manevrai suponuoja mintį, kad stebimas ginklų kelias, nes ginklai tai Ukrainai neatsiranda šiaip savo, jie vežami yra į Lvovą. Lvovas yra tarpinės stotis ir jie vežami, kaip žmonės, Lenkai susiekė, Gdanskas, Anuška, Ruslanas, toks lėktuvas skraido.
Ir vienas Ruslanas, ir kitas kruvininis ir skraido pirmyn atgal. Jie jau pastebėjo iš Lvovo pro Liubliną į Gdanską ir atgal varinėja. Tai dabar tie visi dronai ir tvartai. Tai čia kažkokia parodomoji akcija. Greičiausiai buvo tikrai įvykiai su dronais žvalgybiniais, nes štai Tomahawkus tai susiekė su žvalgybiniais dronais ir minima 240 dronų. Tai nežinau, čia tie, kurie smūgiavo, ar tie, kurie ir sekė, ar čia viskas kartu. Tai reiškia, rusai tikrai žvalgosi vakarų Europai ir aišku žvalgosi pagal Lenkijos pasienį ir dėl to padarė Eastern Centre. Jeigu mes nedalyvautume ginklų tiekyboje ir priekyboje, mes neturėtume tokios operacijos Eastern Centre, kur skraido krūvos nežymėtų lėktuvų, kur jau civiliniam orlaiviam yra bėda. Ir su ta oro balionų fiesta niekas nėra aišku, niekas niekada nepaaiškins. Bet aš paaiškinsiu, kad Zelenskis kaip neblogas aktorius ir kaip neblogai konsultuojamas kažkokių tai provokacijų mėgėjų, Tomahawkų prašė dar kartą, kad rusai, okupaciniai rusai, nebesusilaikytų ir juos pradėtų numušinėti kur nors Lenkijos teritorijų. O Lenkija tai yra NATO. Tikras NATO, neskėtis. Mes esam skėtis, tai dabar jau tas Global Hawkas net pas mus neskrenda, mes neįdomus. Vat štai virš Lenkijos, kad pradėtų numušinėti, o tada jau trečias pasaulinis gautųsi. Jam tie Tomahawkai, aš kaip supratau, kaip provokacija reikalinga, nes jeigu jie ten supuvę stovėjo sandėliuose nuo 70 metų iki 2019, jiems jau yra 50 metų, jie nenaudoti, gal net nebuvo meintenizuoti, sutepami ir jie yra supuvę, iš jų tik tai yra, kad forma. Ir jie aišku, kadangi moka perklijuoti visokias gerberas, o labai juokinga, kad Vakarų ekspresas pasimovė, įdėjo suklijuoto drono nuotrauką ir rašo, ukrainiečiai gaus kažką geriau už Tomahawką ir įdeda su langų juosta paklijuota ir visi klausė, sako, čia langų juosta. Tai jie moka klijuoti, tai jie gal taip pasakė, Trump, ну давай нам этих старых, которые там sandėliuose stovi, o Trumpas gali nurašyti tuos milijardus padalinti į NATO. Dėl to Trumpas ir pasirašė. Сказал Зеленский, а если ten numuš, ten Lenkijoje arba Lietuvoje, tai iškart jau galima šaudyti į Rusiją, tada jau su tikrais, tais, kurie veikia Tomahawkais, kad ir iš Vašingtono paleisti ir kalti. Ir Trumpui šitas planas kažkodėl labai patiko. Ir jie tos Tomahawkus nukalė Lvove labai baisiai. Čia kai buvo ta ataka, tai čia Tomahawkų buvo sunaikinimo operacija, kad net Lenkai pakėlė naikintuvus. Nes greičiausiai dar dalį Tomahawkų per sieną vežant nukalė palei sieną, nes buvo ir tokių ten kažkokių ten traukinių, dar kažko nukaltų. Tai aš tokią jam istoriją seku pasaką. Tai Tomahawkai gali būti tiesiog kalbėjimas provokacijos. Dabar Šakalienės kalbėjimas irgi yra kalbėjimas provokacija. Kad rusai nervuotųsi, čia leistų dronus ir žiūrėtų, gal čia kur kokia atominė šaškė. Na, pagal Vaikšnoro ir Šakalienės kalbėjimą aš suprantu, kad čia gali būti atominė šaškė, nes jie sakė, kad jie miega gerai ir jie turi adekvačių priemonių prieš branduolinę valstybę, vadinasi, kur nors po pagalvę laiko kokį smolniuką, visko gali būti, smolniuką laiko ir niuchina, nu dėl to taip ir atrodo prastai. Ir pasigavo COVID ir dabar labai prastai, baisiai atrodo. Linkime sveikatos. Tai va, tai toks pasakojimas, jeigu čia nebūtų nelegalių veiksmų, jokių centrių nereikėtų, nes jie čia pradėjo jau saugoti nuo rusų numušinėjimo. Tai va, ir vakar naktį ištyriau, jau aš kažkaip apsidžiaugiau, kad gal koridorius nebėra kurtau, vaikštau po kiemą sklendžia. Tai ten sklendžia, vadinasi, tenais laukuose matyt neapskaičiuoti radarai. Labai žemai sklendžia, bet ir lenkučiai įdeda lėktuvų video ir kad radarai nerodo. Labai žemai sklendžiant būna nepagauna. Jis siaubingai žemai sklendžia, vos ne miškelį liečia su uodega. Mirkt. Ir be žalių šviesų su žaliom labai matosi gerai. Mirkt. Su šviesom paprastom. Mirkt. Ryte skrido Black Hawkas iš Karmėlavos iki Suvalkų, link Suvalkų. Reiškia vis tiek kažkas vyksta.
Mumsgi niekada nėra pasakojama, kaip šitaip 3,5 metų atsilaikė. Mes tik tai girdėjome, kad beprotiškas kiekis ginklų varoma. Mes girdim kartais, kad rusai numuša kokį lėktuvą ten su pakrautais ginklais, neseniai už 1 milijardą ginklų buvo ir ekvipmentų ir numušė. Ir skrido žemai irgi, kad radarai nematytų, ir skrido per okupuotą teritoriją rusų, rytų Ukrainos, ir rusai užpalengavo ir nušniojo juodai tą lėktuvą visą su milijardu. Tai va. Bet reiškia vis tiek labai sėkmingai įveža ginklus ir labai visi padeda. Ir dabar labai Eastern Sentry padeda, kad vis tiek tas karas vyktų. Ir tada su Tomahawkais, sakau, yra kita versija, kad visko gali būti, kad tiesiog, kadangi jie stovėjo labai ilgai, jie nebeveiklus yra. Nu, jie tik tai ant detalių. Tai vis tiek juos vežti, tada rusai numušnės ir kaip nors, tai rusai suprato viską, pradėti karą. Dalimis gal buvo vežami. Ir tada jau užpykęs Trumpas dar duos, tada jau šitos sunaikino iš sandėlių senus, tai duos naujesnių. Ir tada jau Putinas suprato, kad jau dabar tai smogs, aišku, jeigu šitas pasieks, arba reikės Lenkijai numušinėti, arba Vokietijai, tai Kuboj pastatė. Tai būtų numušinėjęs ne Vašingtonė, kur nors virš Atlantic Ocean. Tai ir kai perspėjimą akmenuką paleido Heksetui į langą akmenuką, ir Heksetas iškart tvarkingai užsidėjo kaklaraištį su Rusijos 2 vėliavom. Iš karto, kai gavo Jisai dar yra jaunas žmogus, jisai mano metų pražilo per šitus metus. Pražilo, susisuko visas. Jisai Trumpui sako neatiduoti visų raketų, nes Amerika be nieko sėdi. Tai Zelenskis gali tarnauti bet kam. Gali ir arabų pasauliu jisai tarnauti, kad nusilpninti Ameriką. Tai Trumpas nesupranta, Heksetas kažką supranta. Bet kai su akmenuku gavo, tai dar geriau suprato viską. Tai tiek.